evangelistas Luka rašo savo evangeliją persekiotai, pažemintai bendruomeniai Mažojoje Azijoje. Krikščionys, kurie nešlovina tuometinio Cezario, buvo atleidžiami iš darbo, kaltinami neteisingai, atstumti. Kai kurie pavargę ir išsigandę grįžo prie pagonybės, kiti liko ištikimi, bet jų širdise augo skausmas ir nuoskauda, neapykanta tiems, kurie darė blogą. Kaip tokiuose sąlygose gyventi Evangeliją, gyventi Kristumi? Kaip neleisti blogui, kurį patiriame, sukietinti širdį? Kaip patys netapti pikti kaip tie, kurie mums kenkia? Todėl Lukas perduoda Jėzaus mokymą – melstis ir nepaliauti. Tačiau graikiškas žodis nepaliauti čia reiškia dar daugiau – melstis, kad neužkietėtų širdis. Melstis, kad netaptume kieti ir pikti, kad blogis mūsų neiškreiptų iš vidaus. Melstis ne tam, kad pakeistume Dievą, bet kad Jis apsaugotų mūsų širdį ir neleistų neteisybė jos užnuodyti. Mes nesimeldžiame tam, kad įtikintume Dievą. Mes žinome, jog Jis mus myli ir pažįsta mūsų poreikius. Bet meldžiamės tam, kad liktume su Juo, kad neišbarstytume gėrio, nes malda yra jėga, kuri neleidžia blogiui mumise nugalėti. Kai mus pažemina, kai apie mus kalba blogai, kai patyrėme neteisybę, melskis, kad netaptum toks kaip tas, kuris tave žeidžia. Kad tavyje išliktų panašumas į Tėvą, jo švelnumas, atleidimas ir meilė. Gražios tau dienos.